Mums svarbu, kad prenumeruotumėte mūsų kanalą. Rugpjūčio 9. Labas rytas. Mūsų nakvynė šiąnakt buvo štai čia, šitam automobilį ir šito vietoj čia kažkur. Prie McDonald'o, prie benzinuko kolonėlės. Kažkur tai pajūry, nes naktį atsipalaiduojam, tai nelabai net žinom ir kur. O Eimutė išsivirs kavos ir judėsim tolyn. Kava jau išvirus ir pirmyn. Pajudėjome toliau keliu, 10 diena rugpjūčio. 9. Oi, atsiprašau, 9 diena, biski jau į priekį važiuoju. Na, vaizdai. Judame į priekį, tolumoje matosi kalnai. Tai jau Alpės prasideda? Nu, rašo, kad Monakas tai jau yra Alpėse. Va, vėl serpentinais leidžiame žemyn. Vis dar leidžiame žemyn. Tiesiu keliu judame pirmyn, o čia šone jau matosi kalnai. Judame tolyn link Monako. After 300 meters, leave the roundabout at the second exit. Ai, dar vienas. Kas čia įdomu yra? Aha, vėliavos. 250 meters. Kažkur. Anglijos, Amerikos. Prancūzijos. Jaučiasi link jūros palmių. Palmių giraitė. Giraitė. Ir kryptis Kanai. O, da kiek palmių. Nu, iš karto jaučiasi, kad klimatas šiltėja prie jūros. Priartėjome prie kalnų. Va, kokie. Va, posūkiai. Uolos. Ir taip važiuoji lygu, atrodo kalnai nutolę. Tik bats ir priartėja. Ir dviratininkai jau pasirodė. Nes jiem kur lyguma, važiuoti neįdomu. Ištisi posūkiai. Kaip staigiai atsiradom kalnuose. Nu. Baisus tarpeklis. O. Nu. Ir šitos vyrukus dabar reikia paskui juos važiuoti negali. Už tai, kad priekį nežinia kas bus. Nu, mes kultūringi, tai palauksim. Kultūringumas čia labai, va, matai, pabandyk išvažiuoti prieš. Ne, nei pro kur. Bet mina iš sveikatos. Jis mina ir jie stengiasi. Nu taip, kaip ir mes varėm, tik jiem lengviau, jie be krepšių. O mes su krepšiais buvom, va, kitas. Nu, va, dabar jau lenkiam. Taip, jau pralenkėm. Kelią, rodom kelią. Bet ištisai, vien. Nu, ištisai. Vingiuotas ir kyla. Kyla į viršų. Nežinau. Nu, tai veikia. O, kaip gražu čia. Ir tolumoj matosi, kokiu keliu mes važiuosim. O, kiek dviratininkų. Ai, pakalnė leidžiasi. Slėnis. Na, tikrai gražu. O kai nereikia mint, tai ypatingai gražu. Ai, ir tas automobilis. Ne, nesirti, mes į kalną važiuojame. Į kalną, kyla. Kaip tie medžiai visi be žievių, o kažkaip tai įdomu. Jie matyt numeta tas žieves. Ko gero. Nu.
Bet ten Ispanijoje kitokie buvo medžiai. Kitokie. Tos žievės tokios ilgos. Čia, žiūrėk, čia žinai, kas čia Turn right after tas kamščiai. 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 Nes čia taip gražiai nulupta su žmonių pagalba. Ir sukrauta šalia. Reiškia, kamščiam naudoja. Galbūt. Jo. Gal kalbėti. Keli. Duonos, vaisių ir pomidorų. Taip, tai ką mes čia turim? Pomidorai, duona, šitie persikai, nieko nereikia dėti su jais ir nusinešti. Persikai. Ir sūris ir kumpis konservuotas kažkoks. Krautuvės biskį užkasim. Persikai sunokę net bėga. Ir dar ką nors biskutį užkasim, o paskui bandysim Monake eiti kaviniai pavalgyti. Sako, gal užteks pinigų. Rodo, kiek parkinguose vietų. Papuolėm į kamštį. Nu, sustojom ir mes vienoje vietoje pasigrožėti. Pašėlusiai gražu. Pašėlusiai gražu. Kitaip nepavadinsi. Apačioj Viduržemio jūra, jachtos, laiveliai. Koks vanduo, toks žalias, toks kaip tavo marškinėliai. Laimingas. Nežinom, kur tas Monakas prasidės. Gal jau prasidėjo? Važiuojam, kol galim.
šmeižtelėjo Monako vėliavą. Reiškia, čia jau tikrai Monakas. Automobilį pasilikom kažkokioj gatvelėj. Labai sunkiai radom vietą. Ir atėjom pasivaikščiot po Monaką. Kylam į Monako kunigaikščio rūmus. Geriausia navigacija tai rodyklis. Pakeliui į kunigaikščio rūmus. Monako kunigaikščio pilies kieme ar rūmų kieme. Malšinam troškulį. Šiaip rūmai visai įdomus. Vėliava. Nu čia nuo kunigaikščio rūmų kiemo vaizdas. Jūra tolumoj. Vaizdas iš kitos kunigaikščių rūmų kiemo pusės. Jūra ir uostas ir miestas. Va, kazino. Monte Carlo. Dar viena žinomiausių vietų Monake – Monte Carlo kazino lošimų namų kompleksas, teatras ir aikštė. Juos radom labai sunkiai, nes nusėdo mūsų telefonai ir negalėjom ne tik prisijungti navigacijos, bet ir fotografuoti. Išvažiuojam iš Nicos. Ne iš Nicos, iš Monako. Iš Monako 19 valandų 10 minučių. Ja, apžiūrėjom, kai ko džiaugiamės, kai ko nusivylėm. Galvojom, kad pavalgysim kazino aikštės kavinį, bet pasirodė, kad ten mūsų kišenės neneša, o ir valgyti nebuvo ko. Pavalgėm jau daug paprastesniai kavinį, kur ir kainos nesikandžiojo ir buvo ką valgyti. Dabar bandom išvažiuoti iš Monako ir varysim jau dabar Link namų. praktiškai neusukdami niekur link namų, nes jau laikas labai mus užspaudė. Dabar važiuojam į Serpantinus, bet čia da pačia Monake. Įvaizdžiai čia pasimalsim po kalnus, užlipsim į kalną ir varysim jau tada kažkur. Į Nicą tikriausiai negrįšim. Link Italijos. Link Italijos, taip. Kylam dar Serpentinais pačia Monake į kalnas. Priekį matosi, kad gal bus kelias remontuojamas, bet gal nebus uždarytas arba ten grūstis. Remontuojamas, čia ne pirmas remontas. Čia tik 30 greitis leidžiamas. Taip. Čia ir posūkiai. Oho. Taip, pusmiltai. Apsisukti atgal visai reikia. Taip, taip. Va, dar vis mes iš Monako neišvažiavę. Nors jau raitomės kuris laikas, tai kylam, tai leidžiamės tai šlaitais. Ir kokie dangoraižiai dar prieki. Nu, ja, dar dangoraižis pasitaikė. Galinantis vaizdą. Šlaitas visas apgyvendintas. Arba matosi, kur mes važiuosim. Ko gero jau tos radą išvažiuojam. Tai gal bus vėl mokami keliai? Ar atgal. Jo. Vėl tunelis. Italijos sieną pervažiuoti. Jau tunelis kitas Italija, bet čia tuneliai ištisai. Ištisai Italija. važiuojam Italijos keliais. Viduržemio jūros pakrantė vis tiek važiuojam. Išvažiavam iš čia kažkokios sankryžos, kurios neturi mūsų navigaciją, kurią daro, sukom ratai, apsisukom kelis kartus. Nežinom, kažkur išvažiavam lyg ir tą kryptim. Tiesiog sunku susigaudyti. Dabar į kur? Left, sakė, left. Left. Dabar 77 kilometrus tiesiai. Gražu čia Alpėse. Gražu, jau nusukom nuo jūros.
čia upės pakrantę važiuojam. Čia jau trumpas tuneliukas. Bet čia posūkiai, ne? Yra posūkiai. Serpentina irgi yra. Serpentina. Nors čia kažkaip nekylam, ar nesileidžiam, kad labai būtų. Baigėsi miesčiuku. Tak, miesčiuku. Vėl važiuojame. Link San Mikelė. Vaizdas, šlaitas, Alpių. Grįžom į Prancūziją. Čia turbūt čia mumi tikriausiai tą vedžiojo, kai buvo tas remontuojamas kelias. Bet manau, kad mes link namų važiuojam. Matyti Italijos tik gabaliuką užgriebėm. Ne, tai matyti dar iš... Valstybinė siena labai vingiuoja. Kodėl ir kitinėjame? Eik, tu šiaip man čia baisu. Jėzus. Eina savo. Dievaži šiurpuliukai eina. Baisu ir žiūrėt į tą pusę. Eina savo. Man irgi kažkaip nuo ten labai traukėsi, pasitraukt norisi. Nu. Tiltą pravažiuojam. Na tai dabar jau vėl iš tos pusės bus praraja. Praraja vėl iš tos pusės. Ja, tai šitas arkas. Ja. Gražu, bet baisu. Pavojinga tiesa. Kartu čia bus vandens. Kaimeliai. Ne tai supranti. Ai, kraniukas. Nu va kranas. Reisuroja. Miestelį. Radom kraną, prisipylėm vandens, ačiū Dievui, tai dabar nors vandens turim. Atsargiai čia tie vaikai bėgiauja. O su nakvynė neaišku. Nu, čia bet čia Kaupinas, žiūrėk, kiek mašinų prie jo stovi. Dabar važiuosim, nežinau, kiek, kaip, kur. Nu, kad jau šitais keliais jau temsta ir pavojinga važiuoti. Labai pavojinga. Čia tokie keliai, kad jau man tarosi kartais šiurpuliukai eina per kojas. Nu. Radom praplatėjimą ir sustojom nakčiai. Toliau tiesiog baisauka važiuoti. Labanakt. Laimai, sakau, filmuokoje tikrai reikia, kad bijau ir viskas.